Marijos Teresės Rožanskaitės kūryba pelnyto dėmesio sulaukė jau po Lietuvos nepriklausomybės. Kitąmet kartu su šiuolaikiniu menininkų duetu Pakui Hadwe menininkės darbai bus eksponuojami šiuolaikinio meno Venecijos bienalėje ir ten atstovaus Lietuvą. Sovietmečiu Rožanskaitės kūryba nebuvo pakankamai įvertinta dėl oficiozo keliamų reikalavimų dailės formai ir turiniui. Realistinė, kartais netgi fotorealistinė tapyba išsiskyrė tarp tuo metu vyravusių ekspresyvios modernistinės stilistikos darbų. O pasirinktos temos vėlgi gana akivaizdžiai kritikavo represinę sistemą. Pavyzdžiui, paveikslas Širdies operacija simboliškai diagnozuoja sovietinės sistemos ligas. Ir ne tik kūno, bet žinoma ir dvasios. O 1972 metais sukurtame kūrinyje 1941 dailininkė pasakoja apie asmenines trauminės patirtis. Kartu su šeima dailininkė buvo ištremta į Sibirą. Grįžusi į Lietuvą, Rožanskaitė slėpė savo praeitį, tačiau jos pačios žodžiais, šnekant, niekada neapsimetinėjo kūryboje, savo dirbtuvėje. Minėtame paveiksle pavaizduoti žmonių trėmimui skirti gyvuliniai vagonai. Galima atpažinti ir stilizuotą mergelės Marijos figūrą su aureole ir kūdikėliu Jėzumi. Ši krikščioniška ikonografija jungiama su antikinių marmuro skulptūrų motyvais. Vėlgi, simbolika gana akivaizdi. Vakarų civilizacijos simboliai apdengiami juodu audeklu, tarsi klausiant, kas vyksta su pasauliu, kur dingo pamatinės vertybės. Tuo tarpu vilties ir išeities ieškojimo simboliu galbūt galima pavadinti vieną ryškiausių Rožanskaitės kūrinių – Mariją Magdalietę. Kristaus nukryžiavimo ir prisikėlimo liudytoja, raudonos kraują ir gyvybę simbolizuojančios spalvos suknele vilkinčią ir savo keliu einančią moters figūrą.